Iliustruota apie 60 knygų, iš jų daugiau nei 10 paties parašytos. Jos išverstos į 25 pasaulio kalbas, nominuotas prestižinėms Hanso Kristiano Anderseno ir Astridos Lindgren premijoms. Dalyvauta gausybėje tarptautinių knygos mugių, pelnyta daugybė apdovanojimų Lietuvoje ir užsienyje. Visa tai apie ko gero žymiausią lietuvių kūrėją vaikams Kęstutį Kasparavičių, kuris spalio 16-ąją svečiavosi Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Daugelis šį dailininką ir rašytoją pažįsta iš jo paties sukurtų ir iliustruotų knygų, kurias išleido leidykla Nieko rimto. Kvailos istorijos, Kiškis Morkus didysis, Dingęs paveikslas, Braškių diena, Sodininkas Florencijus, Povandeninė istorija, Baltasis dramblys. Didžiulis būrys smalsių menininko gerbėjų klausėsi Kęstučio Kasparavičiaus pasakojimo apie vaikystę, pradinę mokyklą, kurioje dirbo jo tėveliai, apie tolimesnius mokslus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykloje. Čia būsimasis dailininkas mokėsi chorinio dirigavimo. Paskutinėse klasėse suvokiau, kad tuo keliu eiti nenorėčiau, prisipažino menininkas. Daug įtakos pasirenkant kitas studijas turėjo Kęstučio brolis, tuo metu jau studijavęs Dailės institute. Paklausęs brolio patarimo, į šį institutą įstojo ir Kęstutis, tačiau meilė muzikai niekur nedingo. Jis skamba tuomet, kai dailininkas dirba, pasitaiko, kad net užmiega su ausinėmis. Pirmoji knyga, kurią iliustravo Kęstutis Kasparavičius, buvo žemės ūkio vadovėlis studentams. Vėliau rankdarbių vadovėlis, o jau tuomet atėjo laikas išlaisvinti fantaziją. Iliustravo vaikų poeto Anzelmo Matučio knygelę Žalio šilo darbininkai bei Aloyzo Každailio pasaką Ko verkė plekšnytė. Netrukus dailininko darbai pateko į Bolonijos knygų mugę, vieną didžiausių knygos meno renginių pasaulyje. Juos pastebėjo Vokietijoje įsikūrusi Eslinė leidykla, kuri lietuviai pasiūlė iliustruoti garsiuosius Brėmeno muzikantus. Būtent ši knyga pasaulyje išplatinta didžiausiu tiražu. Kęstučio iliustracijos puošia ne tik vokišką, bet ir anglišką, prancūzišką, ispanišką, korėjietišką, japonišką, danišką pasakos tekstą. Menininkas prisiminė, kaip tapo ne tik knygų iliustratoriumi, bet ir teksto autoriumi. Taip pat papasakojo, kaip gimsta jo knygos, parodė ir iliustracijos eskizus, ir pačias iliustracijas, kai jos dar nesugulusios į knygą. Atsakė į vaikų klausimus, prisipažino, kad dabar, kaip dailininkas, labai daug keliauja po visą pasaulį, tačiau Kelmėje lankėsi pirmą kartą. Bendradarbiauja su įvairiausiamis užsienio leidyklomis. Pasidalijo ateities planais. Greitai pasirodys naujausia Kęstučio Kasparavičiaus knyga Drebantis riteris, kuria anaiptol ne apie viduramžių šarvuotą riterį, o apie Antiną. Susitikimas baigėsi bendrų menininkų ir vaikų darbų. Dailininkas nupiešė 1,5 metro aukščio žirafos kontūrus, o mažieji susitikimo dalyviai ją nuspalvino. Tačiau ir tai dar ne viskas. Prie Kęstučio Kasparavičiaus išsirikiavo didžiulė eilė vaikų ir suaugusiųjų, norinčių gauti menininko autografą, kūrėjas turėjo nemažai malonaus darbo. Renginys įvyko įgyvendinant edukacinį projektą Lietuvių autoriai vaikams, kurio pagrindiniai rėmėjai yra Lietuvos kultūros taryba.